Mantas yra darbdavys, jau juokinga. Natalija ieško darbo, dar juokingiau. Jie ateina į sekretorės darbo pokalbį ir turi įtikinti darbdavį, kad ji tinkamiausia kandidatė. Laikas. Labadiena. Labadiena. Ar jūs turit tumbačką? Aš galėčiau ant tos tumbačkos, žinot, ką padaryti? Klausau. Jums matosi tumbačka. Mano tumbačka nėra tokia didelė, kaip jums atrodo. Man reikia didesnės tumbačkos. Aš galiu ją pasididinti, jokių problemų. Aš žinau telefono numerį, pas ką galima tai padaryti taip. Aš pažinau, www.didintumbačka.lt. Bet man labai reikia darbo. Gal aš galėčiau kažkaip įsidarbinti pas jūs? Kokius darbo priėmimo būdus labiausiai propaguojat? Gal aš jūs galėčiau prajuokinti kažkaip, kitaip. Galit, prašau. Suprantat, kažkaip Dvi kitaip. tumbačkos. Bet jos nėra labai mažos. Nėra mažos. Nėra mažos. Bet ar jos yra veiklios? Jos nėra veiklios. Visai. Parodykit. Aš jums galėčiau padaryti, pavyzdžiui, masažą čia. Aš turiu tumbačką, žinokit, namie. Ten svirplys? Ten svirplys, jūs žinot? O ir vestuvę šoka? Taip. Morka dainuoja? Morka, jūs pažįstat Morką? Taip, o žinojat, ką dainuoja? Beje, mes ieškom dabar kaip tik ne tik sekretorės, bet ir Morkai kompanionės. Tai... Užkutenk. Ką? Užkutenk. O, geras. Jūs priimta. Labai sveikinu jūs labai. Oi, Natalija. Tu puikiai juokauji. Viskas gerai, Natalija. Rezultatas nėra toks kraupus, kaip tau atrodo.